Na va, paleidau įrašą tiesiog, jeigu kažkas norės pasižiūrėti. Ir Gerai, gerai, papasakok tada, ką norėjai padaryti. tai Kokia aš idėja norėjau, buvo? idėja buvo padaryti tokį kaip LinkedIn kloną su programuotojai tokį kaip socialinį tinklą, kad ieškančių darbo, chatinančių ir susikuriančių savo anketą su savo visais edukacija, patirtim, tokia vat kaip nedidelį socialinį tinklą. Tai pradėjau nuo tokio landing page'o. Čia yra visi tie public rautai, kur nereikia prisijungimo. Tai pavyzdžiui, register paspaudžiam, susikursim naują accountą. Kaip nors, pavyzdžiui, čia greit užpildau. Čia pagrindė per e-mailą pas mane jungiasi. Pasvardas turi būti iš 6 skaitmenų. Čia frontend yra ta validacija, bet ir backend padariau dėl atsargai, kad jeigu nuimtų ten tos iš frontend required dalykus. Tai, sakykime, suvedam 6 skaitmenų slaptažodį, register ir papuolam į dashboard. Pas mane dashboard pagrindinis tas skydelis, iš kurio viskas kontroliuojasi, visi profilai ir galima taisyti ir taip toliau. Bet dalykas, kad nesujungtas profile yra tiesiai su useriu, tai useris gali ir neturėti profile. Tai pirmiausia reikia susikurti. Tai create profile, einam į formą ir čia žvaigždute pažymėti reikiami laukai, tai čia man atrodo tik keli yra. Galim juos užpildyti. Dar vat, yra dalykas GitHub username, jeigu įvesim. Tai jeigu atitiks vardą iš GitHub API, tai mums dar GitHub repositories rodys. Ir socialiniai tinklai čia dar yra. Čia reikėjo X pakeisti, aišku, bet pagal seną dariau template. Ir čia optional, tiesiog galima juos pildyti, galima ne. Ir create profile. Ir va, susikūrė profilas. Galima dar kokią nuotrauką pridėti, pavyzdžiui. Ir view profile. Kas užpildyta buvo, va, atsirado GitHub repos, čia galima paspausti, nueisim tiesiai į tą repozitoriją. Pataisyti profile, galim pridėti daugiau, pavyzdžiui, website, dar kažką ir išsisaugo changes, kad pažiūrėt, kad tikrai išsisaugo, va, dar kartą. Aš perpanaudojau edit ir create profile ant to pačios formos, ten su specialiais propsais, kad perdoda ar editinį tuo metu, ar creatinį iš naujo. Ir priklausomai mygtukai netgi pasikeičia, va, edit profile pasikeitė viršui. Save changes. Nu, galima pridėti, pavyzdžiui, experience, čia nėra nieko. Pridėti experience kažką. Dev, pavyzdžiui, čia yra date picker. Galima current job uždėti, tada šitas išsijungia, kad iki šios dienos. Va, prisidėjo experience, galima ištrinti, jeigu norim. Galima education pridėti. Ką nors taip, pavyzdžiui, date picker. Iki ten kitos dienos, sakykime, kažkur, ne? Prisidėjo čia. Galima iš vis ištrinti profile ir netgi accountą visą, bet čia reikėjo gal padaryti adminą dar. Papildomas features bus adminą. Tai paskui galime eiti į post. Čia tik tai state vienas dalykas, truputėlį nesirefreshina man kažkodėl dar tas avataras. Tai galima eiti į post. Čia kažką pačiatint parašyti. Taip, atsiranda mūsų postas, galima likint, unlikint, tada išsijungia tas like. Štai padariau ne neigiami like, bet kad nuima tiesiog like. Galim antrą kartą, jeigu spausi. Ir va matom visą laiką iškrenta dar padaryti tie tokie kaip alertai, custom alertą pasidariau. Ir atsiranda delete mygtukas, jeigu tas useris, kurio postas yra, pavyzdžiui, galim ištrinti. Ir
Kas čia dar galima, rodo, kiek yra discussion viduje dar komentarų, ta prasme. Čia einam į komentarų page, galim kažką parašyti. Čia ištrint back to posts, mygtukai, jo, viskas yra. Paskui job dar yra pages. Čia aš tai padariau, kad rodytų 3 tokius naujausius jobs sukurtus. Čia iš tikrųjų šitą prideda automatiškai per data seeder iš API, iš backendo. Tai galim čia išsiskleidžia daugiau, pasikeičia pavadinimas, browse all jobs. Galim sukurti savo kokį nors darbą. Dev ten užpildom kažką greit. Mailai. Susikūrė darbas, kadangi mes esam jo savininkas, owneris, tai galim ir editint vėl iš naujo. Ten kažkaip paeditint, galim ištrinti iš vis. Tada grįžtam atgal. Navigate visur yra per puslapius vaikšto. Ir status išlieka. Pavyzdžiui, jeigu refreshinsim, nėra, kad mums logautintų. Pavyzdžiui, refreshinam čia. Ir nėra, kad išlogautina. Viskas išlieka tas pats useris. Mano prisijungimas vaikšto realiai, jeigu ir tabai viršui priklausomai keičiasi, ar mes prisijungę, dabar mums duoda private routus, dashboardą, posts. Jeigu išsilogautinam, lieka tik tai tie, kur public. Tai, pavyzdžiui, prisijungiam vėl iš naujo su tuo slaptažodžiu. Ir galima, pas mane vaikšto per JVT token. Išsisaugo tokenas. Jis viduje turi irgi ID, bet aš dar čia papildomai pasidariau user ID, kad matyti irgi. Bet pačiam tokenė galima išskleisti user ID, kai dekoduoja, matosi irgi. Tai jis kiekvieno requestų siuntinėja tą tokeną ir backendas jį išsidekoduoja. Taip, ir dar developers yra. Tai va čia matosi visos anketos, kas užpildė profilai. Galim nueiti. Pasižiūrėti, čia GitHub'o, pavyzdžiui, čia nėra, nes nebuvo juosta. Galima, jeigu įeisiu į savo, tai galiu netgi čia paeditint padariau. Kad čia gali paeditint, čia viskas susikelia. Galima net čia paeditint kažką ir save changes ir pasidaro. Grįžta atgal į dashboardą. Jeigu eisim į landing page, tai automatiškai į dashboardą mums nukreipia atgal. Nežinau, gal daugiau kažką dar, bet manau visi krat padaryti. Man patiko. Ne, šiaip tai labai šauniai viskas atrodo, o dabar dar ar pavyko ką nors padaryti su userių teisėm, ten tarkim adminas, paprastas useris. Tai va šitas bus į ateitį, dar bandysiu daryti toliau, kad adminą pasidaryti rolę. Žodžio apsauga dabar priekiniai daly uždėta, galiniai daly uždėta, tik tai tiek, kad rolių nepasidaręs, ne? Jo, pavyzdžiui, va čia galim delete account padaryti ir viską ištrins ir profilą to pačiu ir 2 kart net paklausė ir dingsta visiškai tas profilas, nukreipia atgal į landing page, nebėra jau to profilo. Login dabar tik belieka. Jau neprisijungsiu su to pačiu. Pavyzdžiui, jo. Čia mes tą invalid email or password, jo. Tai nežinau, gal dar kažką paklaus kas nors? Ne, viskas ok, dabar taip, žiūrėk, backend'e endpointus dabar, ar tu kokį nors ten swagerį pasikūręs, ar tiesiog per postmaną viskas stumdė? Aš dariau swagerį, prisidėjau kaip dependency, bet dariau per tą postmaną daugiausiai. Ten išsisaugojau, tiesiog pasidariau kaip su folderiais requestus kiekvienam entičiui. Swagerį gali jungti dabar, ar jisai deaktyvuotas dabar? Neatsimenu, kaip jį... Linkas tenais tiesiog. Gerai, nesvarbu, tada kodą pasižiūrim ir papasakok apie kontrolerius tada, kas ką daro. Aš perjungiu tada share. Taip, Eclipse, čia. Kontroleriai, man. Dar gal padidinti? Apie architektūrą papasakok dabar. Tai aš išskirčiau atskirai kontrolerius, servisus ir entičius ir repozitorius. Sunkiausia tai buvo, aišku, su security, man ten daugiausiai vargo. Bet kontroleriai tai user kontroleris, profile yra post
iš tikrųjų profile galėjau įdėti, bet aš dar atskirai išskaičiau comment, education experience, nors jie jungiasi į profile realiai. Jie priklauso nuo profile. Tai, kaip minėjau, useris gali turėti arba neturėti profile iš vis. Tai, pavyzdžiui, jeigu eisim į user entities, tai čia va prašyta profile, kad back reference, kad šitas pagrindinis yra useris, nuo jo priklauso profile. Jeigu profile, taip, entities, tai čia va, kad per ID jungiasi join column ir managed reference, kad nuo userio priklauso. Na, aš tavo kodo review, atsiprašau, pertrauksiu. Kodo review aš pasižiūrėjau GitHub'e, viskas ten gerai ir dabar dar vienas klausimukas. Tu turėjai idėją dar supublishinti viską į kažkur tai cloudą. Ar pavyko tą dalyką padaryti? Man šiek tiek nepavyko, nes pagrindė dėl to security. Šiaip išėjo ir frontendinį kelt deployant ir backendinį deployant, bet kai vaikštai per tuos apsaugotus rautus, man ten neveikia, nes kažkas su security, nežinau, ir aš paskui nenorėjau labai taisyti, nes tada nebeveiktų iš viską rodau dabar. Jau buvau prisidirbęs prieš tai. Aš dar klausimuką turiu. Jeigu, tarkim, ateitų tau užsakovas ir sakytų, man panašos apimties projektuką padaryti, kiek tu valandų užtruktum šitą dalyką padaryti? Tai dabar, kai jau praktikos įgijau, pasidariau, tai nežinau, gal sunku pasakyti iš tikrųjų, bet nežinau, gal 2 savaitės, savaitė kokia. Priklausoma, kiek sunkiai dirbti. Bet jau patį principą pagalvoju, aš Spring Boot'o prieš tai nebuvau lietęs visai, bet backendą man turbūt sunkiau gal buvo pasidaryti negu frontinę dalį. Frontinę tai daug yra ir template'ų ir panašių. Gerai, kitaip pasakysiu, žiūrėk, 100 valandų yra 2,5 savaitės. Tai reiškia, manau, kad užtektų tau 100 valandų tokiam projektukui sulipdyti. Manau, jeigu iš naujo reikėtų padaryti skirtingai, ką nors, bet, panašių principų, skirtingą kokį puslapį. Sveikinu, algą jau turi, žinok. Tai va, dabar tik tai belieka surasti, kas tau tas sumokės pinigus. Tai va, gerai, šaunuolis, ačiū tau už pristatymą, visa kita grupė turbūt pamatė, ką maždaug reikės parodyti ir ką lauksim sekančių tada. Šaunuolis, Paulius. Tiek, ačiū. Šaunuolis.